Darbuotojų paieška per Facebook reklamą. Būtent šią temą mes aptarsime šios vaizdo prezentacijos metu. Trumpai apie šios prezentacijos organizatorius. Tai mano vardas yra Jegoras, aš atstovauju Menko Solutions. 10 metų mes padedam įvairiems verslams įgyvendinti reikalingus skaitmeninės reklamos, skaitmeninės rinkodaros ir web programavimo sprendimus. Bet šiandien mes su jumis kalbėsime labai specializuotą temą apie Facebook reklamą skirtą darbuotojų paieškai. Pradėti norėčiau nuo to, jog jau daugiau nei 10 metų mes vengiam darbo skelbimų portalų. Kodėl? Nes naudodami CV portalus gaudavom nelabai gerą rezultatą. Portalų kainos greitai prarydavo mūsų skirtą biudžetą, daug CV tiesiog netikdavo mūsų skelbimų, netitikdavo reikalavimų, kandidatai nepateikdavom reikiamos informacijos, daug laiko sugaišdavom tikrindami rankiniu būdu CV. Ką jau kalbėti apie tai, jog kartais mes išvis gaudavom 0 kandidatų CV, kai naudodavomės ir apmokėdavom tos darbo skelbimus. Beje, portalai tiesiog perpildyti kitų darbų skelbimų, dėl to mūsų skelbimas dažnai likdavo tiesiog net nepastebėtas. Žinau, kad čia gal peršas mintis, kad blogam šokėjui ir CV portalai trukdo, tačiau sutinku, galbūt buvom blogi šokėjai šioje srityje, bet tačiau buvom šiek tiek geresni šokėjai kitose srityse, web puslapių kūrime, rinkodarai ir reklamai, tai mūsų tiesioginės kompetencijos. Taigi nusprendėm išbandyti kitokį darbuotojų paieškos ir, galim sakyti, netgi atrankos būdą. Pritaikėm marketingo principus darbuotojų atrankoje. Lyg naujų darbuotojų pritraukimas būtų kaip naujų klientų pritraukimas. Ką būtent mes padarėme? Numeris 1, pasirinkome Facebook socialinį tinklą reikiamo darbuotojų pritraukimui kaip pagrindinį kanalą. Kodėl? Pastebėjome, kad geriausiai darbuotojai, kandidatai, jie dažniausiai kažkur dirba. Jie arba elgiasi labai pasyviai darbo skelbimų portaluose, arba jų iš viso ten nėra. Reiškia, mums reikėjo kitokio kanalo ir būdo jos pasiekti. Mūsų atveju maksimalios klaidos kanalas tai yra Facebook socialinis tinklas. Kodėl? Nes vien tik praeitais metais statistika yra tokia, kad Lietuvoje beveik 2 milijonai aktyvių vartotojų Facebook socialiniam tinkle, visame pasaulyje virš 3 milijardų aktyvių vartotojų. Tai praktiškai, jeigu mes kalbame apie Lietuvos darbo rinką, praktiškai bet kurį pilnametį Facebook vartotoją, Lietuvos gyventoją mes galime pasiekti Facebook socialinio tinklo kanale. Tai suradę geresnį būdą pasiekti potencialius kandidatus, mes perėjom prie punkto numeris 2. Pradėjome naudoti Facebook reklamos įrankį. Turėjome marketingo įgūdžių ir kompetencijų, taigi visą tai pritaikėm reklamuodami darbo skelbimus. Išbandydavom skirtingų potencialių kandidatų auditorijas, keisdavom darbo skelbimuose antraštės bei nuotraukos, vizualus, eksperimentuodavom su reklamos apmokėjimo būdais, mokėdavom už parodymus, už paspaudimus, už užpildytas anketas, dar kitaip vadinamas konversijas. Ir jau čia pamatėme gan daug pranašumų, lyginant su klasikiniais darbų skelbimų portalais. Štai keletas pagrindinių privalumų mano akimis. Mes galėjome reklamuoti skelbimus jau nuo 2 eurų per dieną biudžeto, tai yra minimalus biudžetas, su kuriuo gali netgi mikro smulkus verslas sau leisti reklamuoti darbo skelbimus. Antras dalykas, tai rinktis kur, kaip ir kada norime rodyti reklamą. Tai ir kalba eina apie geolokaciją, geografiją, kokiose vietovėse mes norime rodyti mūsų darbo skelbimus ir taip toliau. Kas dar iš pliusų? Valdyti lankščiau be abejo galime skiriamą reklamos biudžetą, galim nuo 2 eurų startuoti, bandyti, jeigu mes matom gerus įdomius rezultatus, kurie mus tenkinam, tai mes tiesiog pradedam didinti, mažinti biudžetą ir panašiai kontroliuoti, valdyti tai, kaip mums reikia. Daugiau kontrolės ir daugiau lankstumo turim. Plus be abejo galime aiškiau matuoti ir matyti gaunamus rezultatus, nes kai mes talpinam darbo skelbimus portaluose klasikiniuose, labai dažniausiai daug informacijos kažkokios įdomios, naudingos, kurią mes galėtume panaudoti savo
tikslais yra užslėpta ta informacija, arba jos iš viso nėra, ji nėra renkama, arba ją sudėtinga labai rinkti, sekti ir matuoti ir panašiai. O šiuo atveju su Facebook reklamos įrankio galimybėm mes galime pamatyti daug naudingų duomenų, statistikus, kurie mes galime išnaudoti mūsų ateities darbo skelbimo reklamos kampanijos. Tai va. Tačiau dar daugiau privalumų mes atradome kitame etape, kai pradėjome daryti dalyką numeris 3. Tai yra pradėjome kurti išsiskiriančius darbo skelbimus. Trumpai paaiškinsiu, kas tai yra. Tai toks darbo skelbimas, kuris išsiskiria savo A. vizualinių pateikimų, B. pasiūlymo turinių ir C. kandidatavimo formą. Šioje vietoje nesiplėsiu apie kiekvieną punktą, geriau tiesiog pademonstruosiu skirtumus. Pirmiausia, apžvelkim tipinius skelbimus. Dažniausiai jie atrodo taip. Daug teksto, minimalus vizualas ir prašymas siųsti CV elektroniniu paštu. Toksai pagrindinis tipinis klasikinis darbo skelbimas. Kiekvienas kandidatas yra jos matęs šimtus kartų, jūs tikriausiai irgi. Todėl mes labai greitai atsisakėm tokio patikimo. Pagrindinė priežastis, kodėl? Mūsų sklaidos kanale toks formatas veikia gana kukliai. Nes priminsiu, kitoks kanalas, Facebook socialinis tinklas, kitoks elgesys tame kanale. Dėl to mūsų sklaidos kanale toks formatas veikia gana kukliai ir galim sakyti netgi prastai. Teko įvertinti kitokį potencialių kandidatų elgesį. Žmonės socialiniam tinkle elgesi kitaip, naršydami socialiniuose elgesi kitaip, negu naršydami CV klasikinių darbo skelbimų portalas. Mes turėjome atsižvelgti į keletą labai svarbių dalykų. Visų pirma, mes turėjome atsižvelgti tai, jog mes turime pagauti žmogaus dėmesį Facebook naujienų lentoje. B. Turime sudominti potencialų kandidatą per gana trumpą laiką. Ir C. Atsiminti, kad geras kandidatas gali visai neturėti CV. Ta prasme, jisai žmogus, kuris naršo socialiniam tinkle ir pamato potencialų darbo skelbimą, ir jis gali tinkamas geras kandidatas, jis nebūtinai gali turėti CV, arba jeigu netgi turi CV, žmogui gali būti nepatogu tą akimirką eiti, ieškoti to CV ir kažkokius tai papildomus veiksmus daryti. Visą tai mes įvertinom ir visą tai paskatino mus kurti kitokius darbo skelbimus. Šioje vietoje per daug irgi nesiplėsiu, o tiesiog iš karto pademonstruosiu jums keletą mūsų sukurtų pavyzdžių, kad jūs tiesiog galėtumėte pamatyti vizualiai, kaip tai atrodo, kaip tai maždaug veikia. Taigi scenarijus ir pavyzdys numeris 1. Žmogus naudojasi kompiuteriu, yra socialiniam tinkle Facebook, skrolina naujienų lentą. Jisai naršo. Mes užkabiname jo dėmesį su mūsų darbo skelbimu, pateikėm glaustai, konkrečiai aiškiai informaciją, jog tai yra darbo pasiūlymas, kažkokia tai svarbiausia esminė informacija, kam skirta ir panašiai. Ir kai mes pagaunam žmogaus dėmesį, jeigu jisai susidomi, be abejo, jisai atlieka tam tikrą veiksmą. Dažniausiai tai būna klikas ant banerio, ant kažkokios tai publikacijos. Tai gerai, jisai klikina, spaudžia, reiškia, skelbimą, patenka kur? Į mini puslapį. Tai kai žmogus paspaudžia, jis patenka į mini puslapį, kuriame mes išsameu papasakojam žmogui apie mūsų darbo skelbimą. Kaip matot, čia yra toksai kaip mini puslapis, kuris susideda iš kelių tokių esminių turinio blokų. Tai iš esmės mes tą tokį klasikinį tipinį darbo skelbimą tiesiog šiek tiek įdomiau bandome pateikti. Ne vien, kad tiesiog būtų saustas tekstas, o būtų kažkokie tai panaudoti nuotraukos, vizualai, darbdavio logotipas, jeigu toks tai yra, sakykime, kažkokia infografika, tekstas ten kaip copywritingo principais pateiktas, kad būtų aiškiai skaitomas, patogiai ir panašiai. Esminė informacija pateikta. Kažkaip tai, žodžiu, bandom įvairiais būdais išsiskirti per vizualą, per teksto pateikimą. Ir svarbus momentas, apie kurį jau buvau užsiminęs, tai forma, aplikavimo forma. Primenu, kadangi žmogus yra naršas socialiniam tinkle, jisai nesitikė pamatyti darbo skelbimų, jisai nėra dabar šiuo metu darbo skelbimo portale, portaluose ten kažkur sėdi, kuris jau būna pasiruošęs, turi su savim CV ir panašiai. Šiuo atveju mes pagaunam žmogaus dėmesį, nukreipiam į mini puslapį, kuriame išsameu pateikiam informaciją apie darbo skelbimą, bandom jį sudominti dar labiau, ir be abejo pasiūlome kažkokią tai preliminarią aplikavimo formą, neįpareigojančią,
kad būtų balansas, kad ta forma būtų ne per daug sudėtinga, bet ir kažkokia tai naudinga jau informacija suteikta mums žmogums, kurį mums leis kvalifikuoti jau toliau tą kandidatą į potencialius darbuotojus ir panašiai. Nu, šiuo atveju aš jums demonstruoju štai tokį pavyzdį. Sakykime, mes pradžiai prašome, kad norint kandidatuoti, čia yra pozicija, reiškia teisininkas, ieškom teisininko darbo statybų teisės srityje. Tai tokia specifika, nes jau teisininkas kvalifikuotas darbas yra. Ir dar teisininko statybų teisės ten srityje mums reikia. Tai va, tai be abejo mes norėtume užduoti kažkokius tai kvalifikacinius klausimus jau formos etape. Tai mes čia, sakykime, pirmas etapas tiesiog prašom kažkokios tai kontaktinės informacijos pirmam žingsnė, žmogus patenka į antrą žingsnį greitai, čia tokius esminius kelis kvalifikacinius klausimus, kiek metų patirties jisai turi ir ar jisai turi patirties, dirbo statybų sektoriui. Tarkim, jisai sužymi tą informaciją, spaudžia toliau, gali pridėti kažkokį komentarą, klausimą ir panašiai, siūsti. Ir kai jis išsiunčia tą formą, viskas. Atrankos skyrius jau gauna šią užpildytą formą su kontaktinė informacija žmogus ir jau čia gali daryti mini kvalifikaciją. Nes jau gali žmogus atsakyti kelis esminius klausimus, nes jeigu žmogus turi 5 metus, pavyzdžiui, patirties ir jisai yra dirbęs statybų sektoriui ir jis dar komentarą prideda, taip, turiu ten daugiamatę patirtį ir kažką tai panašiau. Ir tai yra snaiperio strategija, kai kvalifikuotas labai darbas, mes ieškom siaura auditorija, nėra taip lengva rasti žmogų, tai be abejo mes jau iš tų kelių tokių kvalifikacinių klausimų suprantam, kad čia gali būti labai įdomus kandidatas ir atrankos skyrius tokiais atvejais tikrai dažnai būna pasiruošęs paskambinti, jau padaryti mini pokalbį telefonu ir tuomet jau paprašyti CV, pakviesti kažkokį tai kitą atrankos etapą, online susitikimą arba jau gyvą pokalbį, arba tiesiog vėlgi paprašyti CV ar kažkokio tai užpildyti anketą ir panašiai. Scenarijus numeris 2. Kai žmogus naudoja savo mobilų įrenginį, kaip tai maždaug atrodo jo akimis. Tai žmogus yra socialiniam tinkle, scrollina, taip sakant, pamato štai tokį vaizdo banerį mūsų, kuriame mes bandom pagauti jo dėmesį, sudominti mūsų darbo skelbimų. Vėlgi lakoniškai patengiam svarbiausią informaciją. Antraštė žmogus, kai susidomi, paspaudžia ir patenka vėlgi kur į mūsų mini puslapį. Vėlgi mini puslapis, kuriame mes atskleidžiam plačiau informaciją apie siūlomą darbo pasiūlymą. Šiuo atveju čia mes ieškome, pavyzdys yra, kai mes ieškom chemiko gamybos ir tyrimų laboratorijai. Gamykla ieško tokio specialisto, vėlgi siaura auditorija. Tokių specialistų nedaug turime, todėl ir stengiamės sukurti išsiskiriantį darbo skelbimą, kad žmogus turėtų daugiau, kad mes turėtume daugiau šansų sudominti žmogų, parodyti darbdavį, kas per darbdavys, atskleisti daugiau informacijos apie darbdavį ir be abejo pateikti tokią nesudėtingą įtraukiančią kandidatavimo formą, kurią žmogus gali greitai užpildyti. Ir kad prasidėtų kažkokia tai preliminari kvalifikacija, kad HR skyrius gautų kontaktinius informacijos, keletą atsakymų į pagrindinius kvalifikacinius klausimus dėl patirties ir panašiai. Ir kaip ir viskas, ir tuomet HR skyrius gali skambinti ir jau toliau kvalifikuoti tos kandidatus, bendrauti su jais, prašyti CV ir panašiai. Tai čia toksai pavyzdys, kaip tai atrodo iš mobilaus įrenginio. Ir pavyzdys numeris 3, tai kai toks scenarijus, kai žmogus naršo socialiniam tinkle Facebook, pamato darbo skelbimą, spaudžia ant jo ir jis nėra nukreipiamas į kažkokią tai dar papildomą vietą, jisai nėra nukreipiamas į mini puslapį, kaip tai buvo pavaizduota ankstesniuose pavyzdžiuose, o jisai yra jam tiesiog paspaudus ant darbo to skelbimo, ant to reklamos banerio, išlenda speciali vidinė meta Facebook forma. Toj aš pavaizduosiu jums, kaip tai atrodo. Tai jeigu žmogus naršo iš kompiuterio, jisai pagaunam jo dėmesį, štai yra darbo skelbimas, reklamos baneris, žmogus pasidomi, jeigu jam aktualus tas darbo skelbimas, reiškia jisai susidomi, be abejo mes jam ir parašom, kad atlikit veiksmą ir jisai natūraliai, tikriausiai bakstels paspaus. Tai kai jisai paspaudžia ant reklamos banerio, jam išlenda vidinė forma, žmogus nėra niekur nukreipiamas. Jam išlenda forma pačioj Facebook platformai ir ta forma su tam tikrais klausimais, tokie iš karto kvalifikaciniai klausimai, galim iš karto jam užduoti tam tikrus klausimus. Šiuo atveju aš
jums demonstruoju pavyzdį, kai mes ieškojom kategorijų, yra specifiniai klausimai kvalifikaciniai susiję su tuo. Ir aišku, mes tos pagrindinius klausimus iš karto užduodam apie C kategoriją, apie ten hidromanipuliatoriaus pažymėjimą, grafiką, tam tikrą specifiką, tokie 3-4 klausimai. Viskas. Žmogus užpildo formą, HR skyrius gauna tą formą. O dabar pavaizduosiu, kaip tas atrodo, jeigu žmogus naršo su mobiliuoju įrenginiu. Vat jisai yra Facebook socialiniam tinkle, naršo su telefonu, scrollina, pamato, štai tokį atkreipiam jo dėmesį su mūsų darbo skelbimu. Jeigu jis tas skelbimas aktualus, be abejo, žmogus vėlgi bakstels, jam atsidaro vėlgi vidinė forma, jis nėra nukreipiamas, nereikia kurti papildomą mini puslapį kažkokią. Yra kvalifikaciniai keli pagrindiniai klausimai esminiai, kurie ten daro tokią preliminarią paviršutinišką kvalifikaciją. Kaip ir viskas, žmogus užpildo formą, HR skyrius gauna šią užpildytą formą ir jau iš gautų kontaktų gali atsirinkti pagal tai, kaip kas atsakė tos klausimus ir jau skambinti labiau kvalifikuotiems kandidatams. Taigi mes su jumis aptarėme, kodėl darbuotojų paieškai verta išnaudoti Facebook kanalą. Ir kaip atrodo darbo skelbimai, kuriuos mes pateikėm šiame kanale. Dabargi plačiau aptarsim patį Facebook mokamos reklamos įrankį. Ir punktas numeris 1. Štai nuo ko norėčiau pradėti šią dalį išsamiau nagrinėti. Pradėsim nuo to, jog šią reklamą teisingiau būtų vadinti meta reklama, ne Facebook. Nes Facebook socialinio tinklo platforma tai yra tik viena iš meta ekosistemos sudedamųjų. Todėl ir meta reklama, tai ne vien tik reklama rodoma Facebook naujienų lentoje, Facebook platformoje, kaip pavyzdžiuose, kurios mes su jumis jau išnagrinėjome. Kam aš jums tai pasakoju? Tiesiog, kai bendrauju su darbdaviais ir HR specialistais, dažnai girdžiu, oi, mūsų kandidatų tikriausiai Facebook'e jau nėra. Sakydami tai, tiek darbdaviai, tiek HR specialistai dažniausiai turi omeny, jog Facebook naujienų lenta. Tai yra tik viena vieta, kai tuo tarpu meta reklama gali būti rodoma net 20 skirtingų vietų, daugiau nei 20 net. Kokios tai vietos? Vien tik 9 skirtingos vietos, kur gali būti rodoma jūsų reklama, yra Facebook platformų. Facebook feedas, Facebook naujienų lenta, Facebook video feedas, Reels, Stories, Marketplace. Tai yra skirtingos vietos, kur vien tik Facebook platformai gali būti parodyta jūsų reklama. Plus dar prisideda kitos platformos, kurios irgi įeina į meta ekosistemą. Tai yra Instagrame vėlgi skirtingos yra vietos, tai yra Reelsai, Stories, Newsfeedas, Video feedas ir panašiai. Plus dar prisideda Messengerio placementai vietos, kur gali būti parodyta reklama, Facebook partnerių svetainės, toks yra tinklas mobilios programėlės ir aplikacijos, kur gali būti parodyta jūsų reklama. Ir šiuo metu Meta vis aktyviau testuoja dar vieną naują platformą, kur bus rodoma reklama, tai WhatsApp'as. Tai WhatsApp'as, Instagramas, Facebook'as, Messengeris ir Facebook Meta partnerių svetainių tinklas ir mobiliųjų programėlių partnerių tinklas, kur gali būti rodoma jūsų reklama. Tai yra daugybė vietų, kur rodoma reklama. Tai tą labai svarbu suprasti, kad kai mes kalbam apie reklamą susijusi su Facebook soc tinklu, teisingiau vadinti Meta, nes tai yra žymiai daugiau nei tik reklama Facebook platformai. Punktas numeris 2. Pagaliau pakalbėkim apie pinigus. Kiek kainuoja meta reklama bei ar apsimoka. Minimalus meta reklamos biudžetas prasideda jau nuo 1 eurų per dieną. Tai yra tam tikras techninis minimumas, kurio šiuo metu reikalauja meta reklamos platforma. Mažiau mes tiesiog negalime skirti techniškai. Čia naujokams gali kilti klausimas, tai kiek pinigų skirti meta reklamai būtent man arba jums. Tai atsakymas būtų tiek, kiek norit, bei kiek leidžia jūsų esamas finansinės galimybės. Kito bendro universalaus ir visiems tinkamų atvejams teisingų atsakymų be abejo nėra. Tačiau iš savo pusės pasidalinsiu galimais scenarijais bei mūsų logika, kurią mes vadovaujamės, kai perkam meta mokamą reklamą savo arba mūsų klientams ir partneriams. Visų pirma, būna labai paprasta logika. Perki mokamą meta reklamą, nes kiti naudojami būdai tiesiog nesuveikia. O šio būdo tu dar nesi išbandęs. Vat mūsų pavyzdys. 2015 metais dirbau marketingo agentūrai
Ir mes ilgą laiką negalėjom rasti copywriterių, tekstų kūrėjų. Skelbimai patalpinti darbo skelbimų portaluose mums tiesiog nedavė to rezultato, kurio siekiam. Mums tai nepasiteisino, todėl darbo rinka mus tiesiog privertė išbandyti alternatyvų Facebook kanalą. Ir kadangi tai buvo naujas sprendimas, nauja investicija bei naujas eksperimentas, tai mes be abejo norėjom startuoti su mažesne finansinė rizika. Todėl pradėjom nuo kuklaus reklamos biudžeto, tai yra vos nuo kelių eurų per dieną. Tai tokia suma, tikriausiai su kuria labai sudėtinga bankrutuoti arba patirti didelių finansinių nuostolių. Tačiau turime suprasti jumis, kad jeigu mes renkame šį scenariją, pradedam nuo kuklių mažų biudžetų, tai didesnę kainą mes tiesiog sumokėsim laiko atžvilgiu. Šis scenarijus tinka tais atvejais, kai pradiniam etape esam, kai turim laiko ir noro mokytis meta reklamos principų, kaip, kas veikia, kodėl veikia. Tuomet taip, šis scenarijus tinka. Galim pradėti nuo kuklių mažų biudžetų, judėti pažingsniui, mokytis, suprast, kas, kaip, kodėl veikia, kokius kažkokius pirminius rodiklius ir tuomet jau didinti reklamos biudžetą. Bet minusas tiesiog čia yra, kad tai gali užtrukti ilgiau laiko atžvilgių, kol mes įsidrasinsim didinti reklamos biudžetus. Bet startas gali būti nuo kelių eurų per dieną. Tai antra logika, kurią mes vadovaujamės. Dažniausiai verslas jau turi tam tikrą biudžetą, kurį skiria naujų darbuotojų pritraukimui ir apskritai atrankos kampanijoms, HR skyriui ir panašiai. Tarkim, yra abstrakti suma X, tam tikras biudžetas, kurį verslas skiria einamosioms išlaidomis, susijusiamis su darbuotojų atranka, darbo skelbimais, talpinimu ten ir panašiai. Ką mes tokiu atveju galim padaryti? Galim negriauti to, kas veikia pas jūs jau istoriškai procesuose, o mes tiesiog paėmėm 20-30% nuo bendro biudžeto, kurį jūs skiriat, pavyzdžiui, darbo skelbimų portalo skelbimams apmokėti ir panašiai. Ir tos 20-30% nuo bendro biudžeto mes skiriam meta reklamos kanalui, kaip naujam kanalui, iš kurio mes kol kas nežinom, ko tikėtis. Testuojam šį kanalą kažkur 3 mėnesius ir vėliau lyginam, ką mes gavom pirmojo atveju ir ką mes gavom antrojo atveju. Tačiau, kai lyginsit rezultatus, nepamirškite įvertinti tiek efektyvumą, tiek rezultatyvumą. Tam, kad geriau suprastumėt skirtumą tarp efektyvumo ir rezultatyvumo, reikia pasinaudoti mūsų trečiąją logiką, kurią mes rekomenduojam. Kai mes lyginam rezultatus, mes nelyginam bananų su antradieniais. Pateiksiu konkretų pavyzdį, ką aš turiu omeny. Nesenai mūsų kreipėsi klientas, darbdavys su klausimu, kiek jam kainuos meta reklamos sprendimas, jei viską paruošim bei įgyvendinsim už jį. Mes pateikėm vieną iš paslaugų paketų, kurio kaina yra 200 eurų plus PVM. Tai už šią sumą mes paruošiam darbo skelbimą bei rodom aktyvią reklamą 7 dienas. Ir kai klientas išgirdo, kad reklama bus rodoma tik 7 dienas, jis iš karto mums rėžė, kad neva neapsimoka, nes aš už 150 eurų plus PVM galiu įsikelti skelbimą į darbo skelbimų portalą visam mėnesiui. O dabar mes sudėliokim viską į vietas, kur čia yra bananai, o kur čia yra antradieniai. Tai, kad jūsų skelbimas bus aktyvus darbo skelbimų portaluose visą mėnesį, 30 dienų, nereiškia, kad tai bus efektyvesnis ir rezultatyvesnis sprendimas. Nes jei jūs paperka žodžiai aktyvus visą mėnesį, būtent šie žodžiai, tuomet su to pačiu biudžetu jūsų darbo skelbimas su meta reklama ir meta reklamos kanale gali būti aktyvus net 150 dienų. Iš kur tai yra daugiau nei 5 mėnesius. Iš kur čia tas skaičius 5 mėnesiai su to pačiu biudžetu? Nes lyginam, jeigu iš 105 eurų skiriat, su PVM skiriat, sumokat už darbo skelbimo talpinimą 30 dienų jis yra aktyvus, tai, o minimalus meta reklamos biudžetas yra 1 euras per dieną, tai galite laikyti aktyvią reklamą, už šią sumą išeina net 150 dienų, tai yra 5 mėnesiai. Ir tuomet palyginsit bananais su bananais, bet ne su antradieniais. Gerai, judam toliau. Siekdami įvertinti efektyvumą, mes lyginam ne tik gautą rezultatą, skaičių CV, ar netgi jau galutinio rezultato atrinktų darbuotojų, kiek pavyko sėkmingai, ne? Kiek pamatė mūsų skelbimą žmonių, kiek paspaudė, kiek užpildė tam tikras formas, bet ir per kiek laiko tai įvyko. Tai irgi svarbus efektyvumo rodiklis. Nes naudojant meta reklamos įrankį mes galim vadovautis piltuvėlių principu. Pavyzdžiui, jei už 1 eurą mes pasiekėm 1000 unikalių žmonių, kurie pamato mūsų darbo skelbimą, tai čia mes vėlgi turim lankstumą.
Nes už 2 eurus mes galime pasiekti kiek, jeigu už eurą pasiekėm 1000, nu tai už 2 eurus galim plėsti tą piltuvėlį, tiesiog pasiekti 2000, kurie pamatys mūsų skelbimą. Už 3 eurus mes galim tikėtis pamatyti 3000. Techninės galimybės tai leidžia. Čia tik apribojimas tik auditorijos, ar tai yra labai siaura auditorija, kiek mes galim taip didinti, jeigu mes norim plėsti tą pirmą lygį piltuvėlį, kad daugiau žmonių matytų, kad, sakykime, už 2 eurus ten tiek peržiūrų, už 3 tiek, kad didindami proporcingai biudžetą mes didinam tą žinomumą ir matomumą mūsų to darbo skelbimų. Taigi mes šiuo atveju sprendžiam ne tik finansų rodiklį kažkokį tai piniginį, kalbant apie efektyvumą ir rezultatyvumą, bet ir apie laiko svarbos klausimą. Ar mums dega, ar mums svarbu yra pasiekti didesnę potencialių kandidatų apimtį tiesiog per trumpesnį laiką. Taigi, kaip rodo mūsų patirtis, šiuo atžvilgiu klasikiniai darbo skelbimų portalai vėlgi visada dažniausiai nusileidžia meta reklamos lankstumui ir galimybėms. Tiesiog tęsiam svarius argumentus, kodėl. Priminsiu, kad egzistuoja potencialių įdomių kandidatų auditorija, kurios darbo skelbimo portaluose, jos tiesiog ten nėra. Todėl jie niekada nebepamatys ten jūsų skelbimo, kurį jūs talpinat tik ten. Kodėl? Labai paprasta, nes tokiomis meta platformomis kaip Instagramas, Facebookas, Messengeris naudojasi tikrai daugiau žmonių nei darbo skelbimo portaluose. Be abejo, jie dar tai daro dažniau ir aktyviau. Todėl niekada nebus daugiau lankytojų ir žinomumų peržiūrų kažkokiuose specifinėse ten portaluose, negu mes galim pasiekti per socialinius tinklus. Gerai, manau, kad pateikė jums pakankamai svarių argumentų tiek finansų, tiek laiko efektyvumo atžvilgių, kas susijęs su meta reklama, kodėl šiandieniniai darbo rinkoje verta investuoti į meta reklamą arba bent jau skirti tam tikrą biudžetą, ten 20-30% nuo esamo jūsų HR skyriaus ten kampanijų biudžeto ir padaryti keletą eksperimentų, pasižiūrėti, kokių rezultatų jums pavyks pasiekti. Garantuoju, nebankrutuosit, blogiausiu atveju prarasit kažkiek tai laiko. Tai va, o mes judame toliau prie sekančio punkto. Punktas numeris 3. Jei mano pateikti argumentai jūs sudomino bei įtikino pradėti naudoti meta reklamą darbuotojų paieškai, tuomet pasidalinsiu su jumis keliomis rekomendacijomis ir žingsniais, nuo ko bei kaip pradėti. Pirmas žingsnis tai rekomendacija. Nemaišykit jūsų darbo pasiūlymų reklamos paskyros su jūsų produktų arba paslaugų reklamos paskyra. Žiūrėkit, jei jūsų įmonė turi meta reklamos paskyrą, kuri yra naudojama paslaugų arba produktų reklamos tikslais, tuomet rekomenduoju sukurti atskirą meta reklamos paskyrą, kuri bus naudojama tik darbuotojų paieškos tikslais. Tam yra kelios priežastys. Priežastis A. Meta reklama susijusi su darbo pasiūlymais yra priskiriama specializuotai reklamos kategorijai. Tai reiškia, kad tokiai reklamai taikomi specifiniai bei griežtesni apribojimai ir reikalavimai. Jie yra skirti užtikrinti sąžiningumą, tam tikrą nediskriminacinį požiūrį, skirtingų šalių darbo kodeksą ir panašiai. O tai reiškia, kad netyčia galit pažeisti vieną ar kitą sąlygą, bei gauti ne tik konkrečios reklamos kampanijos bloką, bet visos reklamos paskyros bloką. Ir dabar įsivaizduokit, jei gaunat visos reklamos paskyros bloką, kur buvo reklamuojami tiek darbo skelbimai, tiek jūsų produktai ar paslaugos, atjungtas neapibrėžtam laikui jūsų meta reklamos kanalas gali atnešti tikrai rimtų marketingų ir pardavimų problemų. Todėl jums tokios rizikos tikriausiai nereikia. Todėl išskirkit savo darbo skelbimų reklamas į atskirą reklamos paskyrą. Priežastis B. Turėdami atskirą reklamos paskyrą, jūs tiesiog turėsit tvarkingesnę struktūrą, architektūrą. Jūs rinksite specializuotas auditorijas bei analitinius duomenius, kurie tiesiogiai atspindim būtent jūsų HR procesus. Tokiu būdu vyks labiau kryptinga jūsų reklamos paskyros optimizacija ir meta algoritmai tiesiog geriau supras, kad jūsų reklamos kampanijos yra susijusios su darbo skelbimais, o ne su produktų ar paslaugų marketingu. Taipogi rekomenduojame sukurti šiai paskyrai meta atskirą taip vadinamą metapikselį. Žiūrėkit, dėl metapikselio trumpai. Tie, kas žino, kas tai yra, jūs jau turėtumėt suprasti, kad dėl tų pačių priežasčių jūsų darbo skelbimų reklamos paskyrai
geriau sukurti atskirą pikselį. Tie, kas dar pirmus žingsnius daro su meta reklama, jums tuomet kol kas reikia žinoti štai ką. Kuriant naują meta reklamos paskyrą, skirtą darbo skelbimų kampanijoms, geriau iš karto startuoti su atskiru pikseliu. Tiesiog išvengsit problemų po to ilgalaikį perspektyvai. Atskirą pikselį sukurkit ir paskyrą susijusiai su jūsų darbo pasiūlymais ir taip toliau. Gerai, judam toliau. Antras žingsnis ir rekomendacija. Apsispręskit, su kokiu Facebook puslapiu jūs norite pasiekti, jūs norite susėti jūsų darbo skelbimų reklamą. Tai turi svarbos iš techninės pusės ir iš bendro įvaizdžio pusės. Techninė pusė. Primenu, kad norint leisti meta reklamas, jums reikia turėti meta reklamos paskyrą. O jis savo ruožtu turi būti susijęta su tam tikrų Facebook verslo įmonės ar prekės ženklo puslapiu. Jei jūsų įmonė neturi tokio Facebook puslapio, jūs tiesiog techniškai negalėsit paleisti meta reklamų. Todėl čia galimi keli scenarijai. Scenarijus A. Įmonė turi Facebook puslapį ir jūs tiesiog susijęt esamą reklamos paskyrą su esamu Facebook puslapiu. Nematot tame problemų ir kliučių, norit, kad jūsų verslo prekės ženklo organizacijos pavadinimas atsispindėtų darbo skelbimų, darbo pasiūlymų reklamai, kurią jūs planuojat paleisti. Scenarijus B. Įmonė neturi Facebook puslapio arba tiesiog nenori, kad esamas Facebook puslapis turėtų sąsajų su darbo pasiūlymais ir skelbimais. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Vienas iš pavyzdžių. Tai gali būti įmonių grupė. Ir įmonių grupė turi skirtingus verslus ir skirtingus prekių ženklus. Ir būna, jeigu didelė organizacija, būna atskira užregistruota atrankos įmonė. Įmonė, kuri aptarnauja įmonės grupės įmonės ir atitinkamai nenori būti pririšta prie tam tikro Facebook puslapio. O savo Facebook puslapį, pavyzdžiui, jie neturi. O ten leisdami reklamas tam darbo pasiūlymų konkrečių, jie nenori susitapatinti su vienu iš prekių ženklų ir panašiai. Tokiu atveju, ką galima padaryti? Jums reikia arba sukurti atskirą puslapį, arba naują, jeigu neturit, prieš tai nenaudojo jūsų įmonė, jūsų verslas Facebook puslapio, kurį naudosite HR uždavinių tikslais. Arba gali tiesiog vienas iš variantų irgi pasinaudoti mūsų sprendimų, kai mes realizuojam jūsų darbo pasiūlymų reklamas, kampanijas per mūsų Facebook puslapį. Tokiu atveju jums irgi nereikia sukti galvos, nes mes jau viską sugalvojam ir paruošiam už jūs. Trečias žingsnis ir rekomendacija. Apsispręskite, koks yra jūsų darbo skelbimo reklamos kampanijos tikslas ir kaip norite, kad meta platformos algoritmai optimizuotų jūsų reklamos rodymą. Kitaip tariant, jūs tiesiog pasirenkat, kokio rezultato jūs siekiat, o meta algoritmai automatiškai reguliuoja jūsų reklamos rodymą, kad pasiektų tą tikslą, kurio jūs siekiat ir kad tai būtų vykdoma kuo efektyviau. Pasižiūrėkime galimų rezultatų ir tikslų sąrašą. Šiai akimirkai jų iš viso yra 6. Pirmas – žinomumo didinimas, angliškai awareness, kai siekime pasiekti kuo daugiau unikalių žmonių, vartotojų. Skirta didinti prekės ženklo žinomumą. Mūsų atveju, kadangi mes kalbam apie darbo skelbimus, tai siekiame, kad mūsų darbo skelbimą pamatytų kuo daugiau žmonių, būtent unikalių. Tai vadiname awareness, reach ir galim nustatyti tokį tikslą arba siekti tokio rezultato. Numeris 2. Srautas, angliškai traffic. Kai siekiam paspaudimų bei lankytojų į mūsų web svetainę, web puslapį, programėlę arba kitą turinio šaltinį. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, aš demonstravau jums keletą pavyzdžių, kai mes, turim darbo skelbimo, banerį, žmogus spaudžia ant jo ir jisai patenka į mini puslapį, kuriame mes išsamiau pateikiam jau mūsų skelbimo turinį. Tai čia galima tokiais atvejais naudoti tipą traffic, lankytojo lankomumas, srautas, galima taip dar lietuviškai išversti. Trečias variantas tai įsitraukimas, engagement, kai siekiame skatinti žmonės sąveikauti su mūsų reklama, komentuoti, dalintis, laikai, share'ai, kitos reakcijos ir panašiai. Kaip pavyzdys, jūs galite leisti reklamą, darbo skelbimų ir jūs, jeigu norite
užkurti kažkokį veiksmą, kad vykstų diskusija, komentarai, klausimai, laikai ir panašiai, gali tikti šis tikslas, jeigu jūs siekiama tokio rezultato. Kokiais atvejais dar galima naudoti? Pavyzdžiui, vienas iš variantų, kai įsivaizduokit, yra siaura auditorija, labai geidžiama, vat tų potencialių kandidatų, ką jūs norit pasiekti ir sudominti, labai nedidelis skaičius tokių žmonių, potencialių kandidatų, sakykime, visoje Lietuvoje yra kokia nors specifinė, nežinau, vat koks nors chemikų ieškot arba, nežinau, profesoriaus kažkokio. Ir jūs norit sudaryti tam tikrą, parodyti, užkabinti žmogaus dėmesį su savo darbo skelbimu. Ir jūs įsivaizduokit, galutinis kandidatas mato 2 skelbimus. Vienas skelbimą jisai mato, kur yra 0 laikų, kažkokių komentarų ir panašiai. Antras skelbimas yra, reklamos skelbimas yra su daug laikų, daug daug tegul būna, nežinau, 1000 ar 500 ar 300 ar 100, bet yra kažkoks tai jau socialinis pritarimas, vyksta kažkokia diskusija, komentarai, laikai, komentarai ir panašiai. Tai dažniausiai tas engagement tikslas, jis būna kaip tarpinis tikslas. Bent jau mes, jeigu naudojam, tai naudojam gan retai, bet jeigu naudojam tokiais atvejais, kai mes norim užkurti tam tikrą įsitraukimą, pririnkti kažkiek tai laikų, šerų, įsitraukimų ir panašiai, o vėliau mes keičiam reklamos tipą, nes mums svarbu ne tiek laikai, šerė, ne, dažniausiai kažkokie kiti galutiniai rezultatai, kad daugiau žmonių užpildytų formą, kandidatuotų ir panašiai. Todėl šis variantas būna pasiekiamas dažniausiai kaip tarpinis tikslas, o ne galutinis. Ketvirtas variantas tai leads, kontaktų gavimas, pavadinkim taip lietuviškai. Kai siekime surinkti potencialių kandidatų duomenis, tokius kaip elektroninis paštas, telefonų numeriai arba kita informacija, kurią vėliau jūs galite panaudoti atrankos kampanijose, atrankos tikslais. Tie pavyzdžiai, kurias aš jums pademonstravau, kur buvo meta forma, išlenda forma pačioje Facebook platformai, ir kur buvo forma kontaktų tokia su kvalifikaciniais klausimais, kai žmogus spaudžia, patenka mini puslapį ten formą. Tai ir pirmų, ir antrų atvejų tų formų pildymas traktuojama kaip leads. Ir yra būdas nustatyti tokią būtent strategiją, tokį tikslą, nes jūs tokiu būdu demonstruojat savo ketinimus, kad meta reklamos platformos algoritmus, kad padėkit algoritmams, sakot, padėk mums optimizuoti mūsų reklamos parodymą ir mes esam šiaip pasiruošę mokėti už taip vadinamus užpildytas formas, kandidatavimo formas ir panašiai. Beje, čia iš karto pasakysiu, kad čia yra viena populiariausių ir dažniausių strategijų, ypač pirmoms reklamos kampanijoms, kurią mes pasirinkam ir kurią mes rekomenduojam, nes mes galim prisirišti prie formų. Ir jeigu mes lyginam kainos ir kokybės santykį, tai bent jau mūsų statistika rodo, kad šis tipas rodo vieną įdomiausių rezultatų, kai mes pasirinkam būtent šią strategiją, šį reklamos optimizacijos tipą. Bet irgi iš karto pasakysiu, kad tai nereiškia, kad visiems darbdaviams, visoms ten HR kampanijoms ar panašiai būtinai tiks šitas tipas, nes yra niuansų, detalių, bet čia vienas tokių dažniausiai naudojama būtent per leads, kad mes programuotume teisingą linkme meta reklamos algoritmą, nes tokiu būdu jisai padės mums parinkinėti ne tik potencialią kandidatų įdomių auditoriją ir panašiai, bet ir siaurintą auditoriją, kad žmonės, kurie linkę paspausti, linkę užpildyti kandidatavimo formas, jie dabar to labiau domisi ir panašiai. Ir dar lieka 2 punktai, tai mobilių programėlių įdygimai, app promotion, kai siekiama skatinti vartotojus parsisiųsti jūsų programėlę. Šiuo atveju čia šis tipas nelabai tinka, jei mes kalbam apie darbo pasiūlymų, darbo skelbimų reklamą, nes tikriausiai jūs nebūtinai norit ten kandidatams siūlyti savo ten kažkokį tai variantą kandidatuot, kad jie tai darytų per jūsų mobilią programėlę. Todėl mūsų istorija rodo, kad mes net nekartą nesam išnaudoję tokio būdų, kad kažkoks darbdavys arba HR kompanija kažkokia būtų, kuri norėtų būtinai per programėlę atrinkinėti žmonės ten savo ir būtinai programėlę promotų. Ir šeštas tipas, sales, pardavimai, irgi darbo skelbimų, darbo pasiūlymų atveju nelabai tinkamas tikslas, nes tiesiog šiuo atveju mes neparduodam prekių ir paslaugų ir produktų, todėl mums šitas tipas irgi nelabai yra
aktualus. Tai realiai lieka 4 dažniausiai naudojami tipai. Tai yra pasiekiamumas, jeigu mes norim reach awareness, jeigu mes norim, kad su savo darbo skelbimu pasiekti kuo daugiau žmonių ir kad kuo daugiau unikalių žmonių kažkokioje lokacijoje, visoje Lietuvoje, ar tam tikrą mieste, ar tam tikrų kilometrų spindulių pamatytų kuo daugiau žmonių mūsų tą skelbimą. Vienas toksai tipas, antras, trafik paspaudimai. Kai siekiam lankomumų paspaudimų, siekiam sudominti labiau tokią auditoriją ir kad algoritmus padėtų, kai žmonės spaudžia ant skelbimų ir jau patenka į kažkokį tai kitą žingsnį. Tai kitas žingsnis čia dažniausiai būna mini puslapis, kuriame mes išsameu papasakojam apie tą darbo skelbimą, kur pateikiam kandidatavimo formą, įdedam kažkokį call to action kvietimą atlikti konkretų veiksmą ir taip toliau. Trečias lieka leads, kur mes renkam kontaktus ir šiuo atveju labai įdomus tipas, labai įdomi strategija, kurią mes rekomenduojam ir dažniausiai nuo jos pradedam, ją testuojam, išbandom darbo skelbimų pasiūlymų reklamos kampanijos, nes mes galim prisirišti prie formų, prie tų kandidatavimų formų ir panašiai, kas duoda įdomius rezultatus. Ir ketvirtas lieka engagementas, bet kaip jau užsiminiau, tai yra tiesiog tarpinis dažniausiai būna, nes laikai ir share'ai taip. Kartais būna, kas naujokai pradeda leisti reklamas, jie susivilioja šio reklamos tipų, tikslų, kad mes čia pririnksim laikų, share ir taip toliau, bet dažniausiai pamato, kad žmonės, kaip jeigu mes kalbame apie klientus, pirkėjus, tai žmonės, kurie laikina ir shareina ir komentuoja, dažniausiai nėra mūsų pirkėjai, netgi ir klientai, nėra tikrai ženklo lygų. Ne? Ir todėl šis tipas gan irgi retai naudojamas, nes čia tiesiog kaip tarpinis, tiesiog užkur diskusiją, taip, kaip tarpinis tikslas. Tai va, tokie 6 tipai ir kuriant pirmą savo reklamos kampaniją, jūs turit gerai įsivertinti, už kokį rezultatą jūs norėtumėt mokėti ir kokį rezultatą jūs norėtumėt siekti ir kaip jūs norite, kad meta platformos algoritmai padėtų jums optimizuoti jūsų reklamą, į kurią jūs investuojate pinigus. Ketvirtas žingsnis tai rekomendacija. Apsispręskit, kur ir kam jūs norite rodyti savo darbo skelbimų reklamą. Pradžioje aptarkim, kur jūs norite rodyti reklamą. Visoje Lietuvoje, o galbūt užsienio šalyje, arba tik tam tikram konkrečiam mieste, arba galbūt rajone. Arba vienas įdomesnių pasirinkimų, kai jūs nustatot konkretų adresą bei rodot reklamą norimų spindulių 17, 20, 30 arba 80 km spindulių. Turimas omeny geografinis spindulys. Spindulys aplink konkretų kažkokį tai adresą, koordinatas ir panašiai. Šiuo atveju jūs nusprendžiat, kur būtent jūs norit rodyti reklamą. Ar mes turim tokį lankstumą, kaip perkam reklamą darbo skelbimų portaluose? Dažniausiai ne. Todėl čia vėlgi pareklamuosiu meta platformą eilinį kartą, nes tokį lankstumą jūs galite turėti, galima sakyti, tik čia. Dabar kam būtent mes norim rodyti mūsų darbo skelbimų reklamą? Kokias galimybės mes turime potencialių kandidatų auditorijų atžvilgių? Čia primenu labai svarbią detalę. Kadangi darbo pasiūlymų reklama priskiriama specializuota reklamos kategorijai, tai meta reklamos platforma šiuo atžvilgiu apriboja mus, kai mes darome auditorijų nustatymus. Čia noriu tiesiog pademonstruoti, kaip tie apribojimai atrodo, kad jūs tiesiog vaizdžiai pamatytumėt ir žinotumėt, kaip tie apribojimai rodomi jums, kad nesusipainiotumėt, nes kai kurie būna naujokai, kas pradeda naudoti, arba tie, kas priprato naudoti reklamą produktams ir paslaugoms, susiduria su tam tikrais apribojimais ir būna keista reakcija, kad yra kažkokie apribojimai ir gali atrodyti, kad kažkas galbūt net neveikia. Ne, iš tikrųjų viskas veikia, tiesiog reikia žinoti ir suprasti, kad yra tam tikrie apribojimai, kuriuos dabar jums ir pademonstruosiu. Yra 3 pagrindiniai meta reklamos nustatymo lygiai. Pirmas lygis tai kampanijos lygis. Viskas prasideda nuo to, kad mes norim sukurti reklamos kampaniją, kurioje bus vienas arba daugiau skelbimų reklamos grupės, taip vadinamos, ir trečias lygis taip patys nustatymai. Tai norėdami kurti reklamos kampaniją, mes spaudžiam žalią mygtuką create arba kurti, jeigu pas jūs lietuviškas interfejsas, tuomet pasirinkam tą tikslą, tą rezultatą, kurio mes norime siekti ir
rezultatas, kurio pagrindu mes norime, kad meta reklamos platforma padėtų mums optimizuoti mūsų reklamos rodymą ir be abejo tai susiję su to, kaip reklama bus ir už ką apmokestinama. Tai labai svarbi sąsaja yra. Šiuo atveju mes pasirinkam leads tipą iš tų 6, nes, kaip jau minėjau, čia tokia vienas iš tikslų rezultatų, prie kurio mes rekomenduojam prisirišti, ypač leidžiant savo pirmasis meta reklamos kampanijas susijusias su darbo skelbimais. Nes turime galimybę prisirišti prie kandidatavimo formą, prie kontaktų formą ir tai suteikia mums gan daug įdomių galimybių ir tai yra toksai įdomesnis rezultatas įprastai, kurio mes siekiam būtent darbo skelbimų, darbo pasiūlymų reklamos kampanijos. Taip, tai pirmas lygis yra kampanijos nustatymų lygis. Jame labai svarbu pasirinkti kelias varneles uždėti reikiamose vietose, kad išvengtumėt problemų. Pirmas dalykas, kurio jūsų klausia, kai mes kūrėm naują meta reklamos kampaniją, tai yra, ar jūsų reklama kartais nepriklauso specializuotai reklamos kategorijai. O mes jau žinom, kadangi žiūrim šią prezentaciją, nuo pat pradžių jūs tikriausiai žinot ir prisiminat, kad sakiau, jog tai yra specializuota reklamos kategorija. Todėl mes turim ją čia pažymėti prieš leidžiant reklamą. Jūs žymėte employment, kas yra susijęs su job offers, darbo pasiūlymai, darbo skelbimai ir panašiai. Ir dar būtinai reikia pasirinkti šalį. Jeigu rodysit darbo skelbimo reklamą Lietuvoje, tiesiog Lietuvą pasirinkat, jeigu užsienio šaly, šioje vietoje pasirinkat šalį. Šiuo atveju mes neturim galimybės ten labiau įlysti, pasirinkti miestą ir panašiai, nes šios šalies pasirinkimas yra susijęs labiau su darbo kodeksu, su taisyklėm darbo pasiūlymų skelbimų toje šalyje. Tai čia labiau prisirišama yra prie tos šalies, sakykime, tam tikrų taisyklių, apribojimų susijusių su darbo kodeksu, darbo pasiūlymais ir panašiai. Šiuo atveju mes pasirinkam Lietuvą, kadangi čia tiesiog pavyzdys, jeigu nežinau, konsultavom, kaip pasiekti, reiškia, ukrainietiškai kalbančius, rusiškai ukrainietiškai kalbančius tolimų reisų vairuotojus, kurie fiziškai yra Lenkijoje ir su logistikos įmonė bendravom. Tai jų atveju reikia rinktis Poland, Lenkiją, kad jie galėtų paleisti ten reklamą ir kad neturėtų problemų su reklamos taisyklėmis. Tai šioje vietoje mes tiesiog pasirenkam šitas du svarbius nustatymus šitam lygiai padarom. Visą kitą mes galim palikti pradžioj, kol čia pirmas jūsų reklamos kampanijos. Nelysti čia kažką kitko daryti. Ir tuomet mes spaudžiam next toliau ir patenkam į antrą nustatymų lygį. Vat šitame lygyje mes jau lendam į gilesnius nustatymus ir jau čia mes pasirenkam, kur mes norim rodyti reklamą ir ką mes norim rodyti reklamą. Tai šiuo atžvilgiu šias vietas būtent detaliau ir aptarsim, kad dar biudžetą, kaip minėjau, šitoje vietoje dar galite nustatyti biudžetą, tai čia galite startuoti, jeigu pirmą kartą čia einat ir labai bijot čia, kad nuskaičiuos daug pinigų, reklama ir panašiai, tai kaip minėjau, čia svarbus nustatymas. Nustatykit 1 euro biudžetą per dieną, kad galėtumėt po biškį įsivažiuoti, įsidrasinti ir po to jau didinsit tą reklamos biudžetą, kai jau suprasit, saugiau jausitės nustatymų lygyje tiesiog. Tai galit čia reklamos biudžetą nustatyti, galit nustatyti geotargetingą, geografiją nustatom šitam lygiai ir čia mes yra lankstumas, galim pasirinkti šalį, galim pasirinkti konkretų miestą, galim pasirinkti konkretų adresą, tiesiog parašyti ten, nežinau, koordinatės kažkokias, netgi konkretų adresą, koordinatės nurodyti ir aplink tą adresą 10 mylių, čia 16 km spindulių rodyti reklamą arba 50 mylių, 80. Tokius rėžius nustatyti, kad nuo 20, 30 km, 40 km spindulių galite rodyti reklamą ir jūsų reklamą matys, didžioji dalis žmonių, kurie matys jūsų reklamą, tai žmonės, kurie fiziškai bus geografiškai nustatytų tų adresų ir to spindulių, kas yra lankstu. Toliau, tai čia biografiją aptariam, čia galite nustatyti, kas susijęs su geografija, su adresu ir panašiai. Dabar kalbos. Bazinis principas yra toks.
Dažniausiai čia nustatom konkrečią kalbą, tik tuo atveju, jei norime apriboti auditoriją pagal jos vartojimo kalbą. Anksčiau paminėtas pavyzdys – ukrainietiškai ir rusiškai kalbantis vairuotojai šiuo metu esantis fiziškai Lenkijoje. Šiuo atveju prasminga nustatyti šias kalbas šioje skiltyje. Kodėl? Nes tokiu būdu darbo skelbimo reklama bus rodoma tik žmonėms, kurie supranta bei vartoja šias kalbas. Tačiau, jei tai yra standartinis darbo skelbimas, orientuotas į vidinę Lietuvos darbo rinką, galime specifinių kalbų šioje skiltyje tiesiog nesirinkti. Judame toliau prie labai svarbios nustatymo skilties, kurios pavadinimas angliškai skamba kaip Detailed Targeting Interests. Mano lietuviška vertimo versija bei paaiškinimas yra toksai detalus auditorijos pasirinkimas pagal jūsų tikslinės auditorijos interesus. Tai tokia nustatymų skiltis, kur mes galime su jumis pasirinkti auditorijos segmentus pagal jų pomėgius ir interesus. Būtent čia mes galime tiksliau prisitaikyti į mums įdomius potencialius kandidatus, kurių interesai atitinka mūsų darbo pasiūlymų reklamos turinį. Tam, kad jums būtų aiškiau, pateiksiu tiesiog kelis pavyzdžius. Ir pirmas pavyzdys, jei mūsų darbo skelbimas yra skirtas statybų darbų vadovams, mes galim pasirinkti auditoriją vartotojų, kurių interesų kategorija yra construction industry. Lietuviškai čia skamba kaip statybos industrija. Jei nustatom šį auditorijos interesą, tai reiškia, kad reklama bus rodoma žmonėms, kurie domisi statybos industrija. Pavyzdžiui, jie seka puslapius bei turinį susijusių su statyba arba kitaip parodė savo elgesiu, kad domisi būtent šią temą. Kitas pavyzdys. Mūsų darbo skelbimas yra skirtas architektams. Tuomet galim pasirinkti auditoriją vartotojų, kurių interesų kategorija yra architektūra. Dar pavyzdys, norim pasiekti sunkvežimių vairuotojus. Tuomet galim pasirinkti auditoriją, kurių interesų kategorija yra, pavyzdžiui, trucks, vehicles, tai yra lietuviškai sunkvežimiai, transporto priemonės. Maža to, galime ne tik pagal specifines industrijas bei temas taip nustatinėti auditorijos bei jos segmentus, tačiau ir pagal labiau bendras interesų kategorijas, tokias kaip auditorija vartotojų, kurių interesų kategorija yra job hunting, darbo paieška, arba employment websites, darbo paieškos svetainės, darbo skelbimų portalai. Kita kategorija gali būti interesų ir segmentas application for employment, darbo aplikacijos, tai yra žmonės besidomintis aplikavimu į konkrečius darbus. Tai reiškia, kad iš esmės mes galime su jumis pasiekti ir klasikinių darbo skelbimų portalo auditorijas. Dar daugiau, šioje skiltyje galim nustatyti papildomas sąlygas ir kriterijus, taip vadinamus antrinius kriterijus. Pavyzdys, pasirinkam auditoriją vartotojų, kurių interesų kategorija yra construction industry. Tokiu būdu mes rodom reklamą tik tai auditorijai žmonių, kurie domisi statybų industrijos temos turiniu. Tuomet uždedam papildomą antrą sąlygą ir pasirinkam auditoriją vartotojų, kurių interesų kategorija yra job hunting, darbo paieška. Ką mes pasiekėm tokiu būdu? Mes gaunam dvigubą auditorijos filtrą. Tai yra, rodom reklamą tik tiem žmonėms, kurie A yra susijęs su statybų industrija, bei tuo pačiu metu B domisi darbo paieška. Tokiu būdu auditorija tampa siauresnė, tačiau labiau tikslinė bei labiau proaktyvi ir galbūt mums įdomi. Viso šiuo metu yra galimybė rinktis net iš 329 įvairių interesų kategorijų. Kaip matot, Meta reklamos platforma iš tikrųjų suteikia galimybę pasiekti daugybę mums įdomių vartotojų, auditorijų bei tiek siaurų, tiek plačių tų auditorijų segmentų. Taigi, mes aptariam nustatymo skiltis, kuriuose mes nustatom, kur ir ką mes rodysim mūsų darbo pasiūlymo skelbimus. Dabar aptarkim trečiąjį nustatymų lygį, tai yra patį reklamos skelbimą, ir aš tai išskyriau į atskirą 5 žingsnį ir rekomendaciją. Angliškai tokią Meta reklamos skelbimą įprastai mes vadinam ad creative.
kurį senamadiškai dar galim pavadinti reklamos baneriu, jei jums tai bus aiškiau. Pagrindiniai meta reklamos skelbimo elementai yra šie. Vaizdinė medžiaga, tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Antraštė, headline, trumpas ir įtaigus tekstas, kuris skatina vartotoją atkreipti dėmesį ir susidomėti. Aprašymas, primary text, reklamos tekstas, kuriame detaliau tiesiog pristatom norimą informaciją išsameu ir panašiai. Ir raginimas atlikti konkretų veiksmą, call to action. Mygtukas arba nuoroda skatinantį vartotoją atlikti konkretų veiksmą. Pavyzdžiui, sužinoti mygtukas, sužinoti daugiau, mygtukas aplikuoti ir panašiai. Dar yra kitų elementų, tačiau šiuo atveju noriu aptarti tik pagrindinius ir štai kodėl. Mes negalim nuspėti su jumis ateitį, bei iš pirmo karto pasirinkti idealią nuotrauką, idealią antraštę bei idealų tekstą, kurie būtinai suveiks rezultatyviai tai, kaip mes norim. Ir šią problemą mums pradeda spręsti kaip tik toks reklamos skelbimų tipas, kaip Dynamic Creative, tai yra dinaminis skelbimas. Jo logika paprasta. Skelbimų nustatymų lygyje mes įkeliam skirtingas turinio versijas, skirtingus vaizdų įrašus, skirtingas nuotraukas, skirtingas antraštės, skirtingus tekstus ir kitą informaciją. Aktyvuojam šį skelbimą ir meta reklamos algoritmas padeda mums nustatyti geriausiai veikiančią kombinaciją, kurią meta algoritmai pradeda rodyti aktyviau. Rekomenduojam jums išbandyti būtent šį tipą, ypač jei tai yra jūsų pirmosios meta reklamos kampanijos. Bei jei jūs neturite sukauptos daug know-how statistikos bei ilgametės praktinės patirties, kurią vadovaujatės, nes žinot, kad kažkas jūsų atveju specifikos atveju pasiteisina labiau, kažkas pasiteisina blogiau. Taigi štai tokios 5 rekomendacijos ir žingsniai, kurios 100% pasitarnaus jūsų sklandžiam startui. Kas toliau? O toliau šios prezentacijos pabaiga bei pagrindinės išvados. A. Ar verta išnaudoti meta reklamos įrankį darbuotojų paieškai? Taip, be abejo, verta. B. Ar meta reklamos įrankis turi pranašumų prieš klasikinius bei standartinius darbuotojų paieškos sprendimus, tokius kaip darbo skelbimų portalai? Be abejo, turi. Ir C, ar apsimoka išbandyti meta reklamos įrankį? Na, mūsų praktinė patirtis ilgametė rodo, kad dažnu atveju tikrai taip apsimoka. Tai gali kilti klausimas, kur tuomet čia slypi problema, kodėl tiek daug darbdavių vis dar neišnaudoja darbuotojų paieškai meta reklamos įrankį. Paprastai, todėl kad pirma priežastis, pas dalį darbdavių standartiniai klasikiniai metodai, tokie kaip skelbimų portalai, vis dar duoda tam tikrą patenkinamą rezultatą. Antra priežastis, dalis darbdavių vis dar nežino, kad egzistuoja toks alternatyvus sprendimas kaip meta reklamos įrankis, kurie jie gali išnaudoti darbuotojų paieškai ir skelbimų reklamą. Ir trečia priežastis, dalis darbuotojų žino, bet tiesiog bijo naujovių ir tiesiog atideda tai ateičiai, o ta ateitis vis neateina. Tačiau, jei jūs žiūrite šią prezentaciją, reiškia, kad motyvacijos ir noriu jums jau tikrai užtenka, bei ta ateitis jau yra čia ir dabar. Tai reikia ryžtis ir pradėti veikti. O veikti jūs galite keliais scenarijais, keliais būdais. Kelias numeris 1. Mokotės savarankiškai, mokotės iš savo klaidų, kaip mes kaupėt savo unikalią praktinę patirtį, bei su laiku suformuojate reikiamus know-how įgūdžius ir suprantat, kaip ir kokiomis praktikomis geriausia vadovautis, kai leidžiat meta reklamą susijusią su darbo pasiūlymais, kad jį veiktų efektyviau ir rezultatyviau būtent jūsų atveju. Kelias numeris 2. Mokotės iš mūsų sukauptų know-how žinių, kurių per 10 metų prisikaupė tikrai užtektinai, kad būtų verta pasinaudoti mūsų mokymais bei konsultacijomis. Tokiu būdu padėsime jums greičiau suformuoti reikiamus įgūdžius ir jūs pasieksite rezultatus greičiau. Ir kelias numeris 3. Tiesiog galite pasinaudoti mūsų darbo skelbimų know-how reklamos paslaugomis, sprendimais, kai mes viską organizuojame nuo A iki Z ir įgyvendinam už jūs naujausią ir išsamiausią informaciją apie mūsų paslaugų
ir sprendimų kainodarą rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. O šiandien tiek. Su jumis buvo Jegoras iš Minkov Solutions. Iki kito karto.